O jie tau, kol grįžau, net spėjo mums lyti. Pradėjo lyti. O jie tau, bėgame namo greičiau. Vaitau, aš labai atsiprašau, man reikia šiek tiek lėkti. Kaip sutemo, kol aš grįžau. Aš grįžau labai greit. Buvau vos išėjęs. Čia dar nespėjau užtemti. Rudi namučios. Netgi žaibuoja. Rudi staigiai namo. Kaip mes vilnas pasirankęs, nežinau. Atvėjęs. Rudis iš paskos. Rudi, biškį pasėdėk, aš tau kai ką surengsiu. Aš būsiu savo šuniukai geras. Žinokit, man baisu. Negazdink. O, tu. Rudi, tau pastogę surengiau. Nu va. Sėdėk. Geras man šunų. Oi. Aš tai grįžčiau pastarsti, rudukai. Rudukai tu man. Taip, aš pasidėsiu visas mėsas dabar. Taip, rudi, eik. Pasiemam iš rudžio visus daiktus. Rudis ten neliūdės mūsų. O jie tu kaip žaibuoja. Taigi, matote, mes per vidurį čia įsirengėm tokią vietelę. Taigi, mes čia dar kambarius įsirengsime, toj nesijaudinkite, tai kokį patalpų mes turim. Aš kai ką su krosnim sugalvojau pagaminti iš plytų. Taigi, mes per vidurį užauginsim duonos. Taigi, palaukite šiek tiek. Na ką, mes grįžom. Ir mes einame miegoti. Ir... Aiva. Na, kaipgi oras šiandieną? Ateini čia. Ateini čia. Ak, tu papidai. Ak, čia. Vo. Taigi, dabar mes padarysime taip. Aš jau norėčiau pasiimti sėklą. Aš toj pamokysiu, kaip mums reikia žemdirbystės. Pirmą mes turime pasigaminti tokį. Taip, išdirti žemį. Ir mes vaikščiam po žolę ir renkame sėklas dešinį spaudinėdami. Matote, žolė įsidėlė. Jeigu jūs dirsite prie vandens, nepaturi dirbti dabar prie vandens, nes jeigu dirsit prie vandens, tai jums tie laukai pasitreš ir turėsit vaikščioti, kad vėl išsimindžiutų ir paliktų vėl normalių žolė. O šią darau, taigi jie bus sausi ir vėl pasidarysi paprastą žolę. Taigi, mes laiko daug nebeturime. Kiek žinau. Todėl mums užteks ir 13 sėklų. Taigi, javai auga tik tais dieną, todėl mes tą vietą apšviesime. Jau, kaip mums dabar ten patekti. Gerai, mes ateiname savo vietą, kur mes auginsime. Jie turi būti prie vandens. Na ką, aš galvoju, kad pradėsime va taip. Va, prie šitų kampų mes pirmą užsiauginsim gal. Po to įsitęsim toliau, pasidarysim čia takelius. Taigi mes pasiemam, pridedam žemės, išdiriam. Ir matote, mums turėtų toj sudrėkti. Mes apsaudžiam 10 su sėklom ant kiekvieno ir mums auga. Tad gal pridėsime deglų mes. Ir tada mums iš viso pradės augti. Ir naktį netgi augs. Nu, jau man užšokinėčiau, užknis. Jo, neišdėjau. Čia turėtų toj sudrėkti žemę, tokia pajuoduoti.
per lietų iš viso visa sudrėksta. Na, palaukite, man jau tikrai čia šokinėtų išknis. O, tau kokia gili jūra. Na ką, su smėliu pakilsime. Aha. Taip ir nepasitrešė nei vienas. Na, ir kur mes šį įėjimą pasidarykime? Na, gal va čia. O, tu palaukit. Na, va. Taigi mes įėjimą pasidarom va tokį. Na, turime tokių, tai pasidarom taip. Šitaip. Šitaip ir šitaip. Čia mums neužlys, o toksai gražus įėjimas mums bus. Na ką, vėliau čia apšviesiu, o tau sutrypsiu. Na, nieko, matote, ten jau sudrėko mums laukai, va čia turėsime mes praėjimą, va tokį gražų. Taip ateisime, išeisime, nuplauksime, po to galėsime susirinkti. Tokie jie pageltonuoja, taip tokie geltoni palieka, kai galima rinkti. Na, kitas video, kaip jau bus mums užauga gal. Na, iš tikrųjų auga savaitę, tai šis video toks ir te būtų. Šiandien mes didžiojo Minecraft'o neturėjome, nes praeitas epizodas buvo nuobodus, taigi jį pasikvietėme. Taigi, prašau, pakomentuokite, įvertinkite, nepamirškite prenumeruoti ir visą kitą, ką jūs darbę atsimenat, nes aš daugiau nieko ateini čia tų žaltyveins. Ir sakau aš viso gero ir sudie.